kiekvienas savaitgalio rytas prasideda nuo Dauniškio prekybos. O kasgi dar laukia kelionės į kaimą? Geras. Turim vėl pasikrovę plytų. Tai šiandienos dienos pradžia kaip ir aiški. Tai labuka šak. Tai kaip supratot iš pradžios video, šiandien šveisim vėl plytas. Kam šveisim plytas, jeigu kažkas nesupratot? Mūrijų pirtelės pertvara. Košės skirtumas biškelį matosi. Čia tamsesnė, čia šviesesnė. Maišiau viską lygiai taip pat. Mišinys, nieko naujo nesugalvosi. Yra kaip yra, gal kažką paskui padailinsim. Aš šiaip tai atsivežiau šiandien apie 130 plytų vienetų nevalytų. Tai reikia jas įsivalyti. Visų neįsivalysiu, aišku, nes ratinis šepetys ant bulgarkės neatlaiko tiek juoko. Iki 100 vienetų tik tai atlaiko. Aišku, ir tai dar nuo plytų priklauso. O šiaip ką, persivilktai nustatau stelažiuką, kol nelyja. Nes šiandien žadėjo lietų, tai išveisiu plytas. Realiai 2 valandom kažkur darbo atsišveis plytas visas. O tada bandysim mūryti vėl, eilinį kartą. Norėtųsi šiandien kokias 4-5 eilės išvaryti, bet aišku tiek neišeis. Nes tiesiog bus laiko maža. Jeigu norėtum pamatyti kažkaip kitaip, kaip aš darau kažką, tikrai būtinai parašyk komentarą, ar ant galvos susidėt kamerą, kai mūrijam šitą grožį. Ar timelapsas netinka, ar dar kažkas, būtinai parašyk komentarą ir nepamiršk paspausti laiką ir subscribe. Tai kol kas tiek, einu persivilkinėjai ir einu šveist plytų. Trumpas update'as iš darbų, beveik užsilinkė bulgarkė, matomai šepetėliai šaibom nuėjo, tai sušviečiau tiek plytų, beveik pusę priekabos, ką atsivežiau lyg, tai lieku taip kaip yra. Ir dabar eisim mūryti, tai pusę priekabos užšviečiau, užtrukau 1,5 valandos. Buvo sunkesnių plytų, kurios netaip norėjo gerai valytis, bet kol kas viskas gerai. Judam, einam įšyti košę ir betonuoti. Mūryti. Tai ką, šaika, turiu gerų ir blogų naujienų. Tai gera naujiena, kad siena auga, kaip ir matėt. Bloga naujiena, kad mūsų sienos augimas stabdomas, nes realiai galima dar iki čia pakelti čia kiek, 3 eilės. Bet kodėl stabdomas? Nes šitą vietą intensyviai kūrenant truputėlį iššyla. Ranką galima laikyti. Bet man tas nepatinka, tai nes čia mediena, visur mediena. Ir noriu apsukti akmens vate, kad kuo mažiau šilumos skleistų ir nekiltų gaisro pavojus. Bloga naujiena, pradėjo vėl kaminas tekėti. Blemba, kaip jis man atsibodo, realiai 4 kartą reikia taisyti, bet netaisysiu šį kartą, o pabandysiu susirasti skardininką, kuris užtaisys už pinigus, aišku, ir jeigu kažkur tekės, tada turėsiu aš kam rūriną protą, nes pats, kaip padarai, pats kaltas, bet tai ir germė tik užtepta ir viskas, karočią. Rūriną protą, aš jums parodysiu, kuris teka. Va, matosi, kad šlapuma. Matosi, nesimato, va čia va.
iš va čia va teka. Ir va čia va pabandžiau pašildyti dar. Tai ką tu juokauji? Vanduo va stovi šlapi piršti. Nu tai va čia va baigėsi mūsų mūrijimas. Nu realiai nesibaigė, galima kaminą mūryti. O su kaminu koks planas? Va šitą va vietą kaminą uždaryti. Tiksliau. Va taip va noriu bam, uždaryti plytom ir pasikelt. Tai vėlgi galiu pasikelt realiai tik iki čia va, nes toliau negalėsiu apšildyti. Nu tai trumpina mane tokį dalyką, kai nesigauna taip, kaip noris. Realiai, jeigu būtų netekėjęs kaminas, galima būtų rytoj, kai tik buvę, pabaigti. Dar būtumėm kokias 2 eilės išvarę, tikrai. Ir būtų likę rytoj iš vis nedaug. Tai realiai trūksta 80 cm. Nuo va čia va iki va čia va yra beveik 80 cm. Tai realiai 10 eilių dar gerų, kad būtų tobula. Tai ką, apsitvarkėm, nežinau, sutemo jau po 5, tai realiai visą dieną va taip sprogo, realiai jum, nes jūs tai lapsus žiūrėjote, aš ir šveičiau plytas ir mūrijom ir visą kitą, tai nežinau, šokom į kitą dieną, į kitą savaitgalį. Tai Labuka Šaika, netikėtas atvykimas į kaimą, netikėti darbai, tai pradėjau mūryti kaminą, nu kaip apmūryti tiksliau kaminą. Tai kažkas pabiškai truputį juda. Turime įgetvarys į pagalbą, didelis ačiū jam, kad padidinėja. O šiaip tai ką? Laiko kaip visada neįspūdingai daug. Šokam į timelapsą ir žiūrim, kaip mūrėsi kaminėlis. Per mažą laiko tarpą palyginus ir dviesi dirbant pasidarė visai nemažai. Susimūrėjo kamino dalis visai nemaža, realiai 3 maišus mišinio suvarėm molio. Siūlės dabar reiks biškį dar pataisyti. Šiaip bus visai fainiai. Tai atvažiavimas į kaimą, nenuėjo veltui. Šiaip keliamės į kitą dieną, kur bandysim mūryti sieną. Ir šiaip dar pliusas, kaminas nebeteka, nežinau, mistika. Bet visą dieną, visą laiką, kiek atvažiavę kūrenam pečių pilnu tempu ir nieks neteka, tai nežinau. Pagalvo dar reikia čia su šitų kaminų. Šiaip šokom kitą dieną. Kitą dieną. Ir nuo ko dieną pradedam kaimukė? Nu, už kur tą lau pečiaus. Lauke truputėlį vėsoka, -3. Tai reikia būtinai prasikurt, kad galima būtų mūryti sieną. O šiandien mano tikslas maksimalus, aišku, bet tai nesigaus taip, kaip visada maksimaliai. Tai pradžia apsiviniot kaminą su vata šito. Nes praeitą kartą, kai buvom kūrenam gan stipriai ir netikėjo, tai dabar stogas lauke šiek tiek pasnikta, ant stogo yra sniego, tai bandysiu dabar užsišildyti patalpą, kad aptirptų stogas, pasižiūrėti, ar teka kaminas, jeigu neteka, vatai apsukam ir varom šitą sieną į viršų. Šiandien esu vienas, tai nežinau, kosmosą tikrai nepridarysiu vienas, nes, vienam kaip ir vienam. Tai nežinau, kaip čia seksis, bet aišku, planas maksimalus. Norėčiau išvaryti bent jau, nežinau, 4-5 eilės. Ką dar turiu čia? Matot girnos gabaliuką. O, turiu normalią girną. Tuoj parodysiu. Va. Va tokia va gražuolė. Aišku, jinai dabar apaugo su kerpėm visokiom, tai reikės su dratiniu šerpečiu pašveist. Draugas lakson. Ikš. Beje, į kaimą niekada nevažiuoju. Šiaip smagu, laukia truputėlį vėjas pučia, truputėlį prūdas užšalęs, o ten ant tolumoje matosi. Tai jeigu šaltukas pasilaikys, kitam savaitgaliui reikia gręžti skylės. Aišku, jeigu pasidarys ledas, bent jau 10 cm, nes aš ant plonesnį tikrai nesiruošiu lipti. Kitam savaitgaliui yra planas, jeigu palaikysiu šaltis per visą savaitę, prasigręžti skylės ledė 2 ir įvaryti metalinius vamzdžius 2, kad būtų šioks toks lieptas.
Jį naudosim ar nenaudosim, nežinau, bet šiaip man tam prūdo kaip dekoracijos trūksta jo. Šiaip ką, viskas gerai, pečius jau kūrenasi. Einu persivilkinėt, susinešinėjus šmutkės. Ir mūrijam. Tai manau šokam į timelapsą. Filmuosiu vėl iš pačiau. Mačiau mano stovas modernus kameros. Labai gerai viskas jau matosi. Šiaip norėjau padėkoti už praeitą video. Laikas jum. 1200 su viršum peržiūrų per kelias dienas. Tai matosi, kad domitės senienom. Tai labai ačiū jum. Naujų apie 20 subscriberių. Sveiki atvykę. Šiaip laikas, subscribas standartiškai. Būtinai parašykit komentarą, nes komentaras tikrai padeda pakelt peržiūrų kiekį. O šiaip, kad ir nepadėsit, tai nieko aš jums nepadarysiu. Tai va, varom persilkt ir mūrijam. Ką kolektyvas, šiandien darbai mano baigėsi mano molio mišinys ir toliau reikėtų daryti pastolius ir lipti viršų. Tai galutinis vaizdas koks galutinis. Šiandienos darbo vaizdas va toks va. Įdėjom šitą velnę, ten gabaliuką. Šiaip čia visai smagiai gavosi, kad išeina degtukų dėžutę padėti. Šiaip kaip vienam dirbant išmūriau 5 juostas. Pražiūrėjau viškelį, tai va, 2 juostos susidūrė vienoje vietoje. Bet nieko, daug neardžiau. Vieną juostą dar buvau uždėjęs viršaus taip pat, bet nurinkau jo ir pataisiau normaliai. Šiaip tai ką, kaip vienas, tai visai nemažai padirbėjau, sakyčiau, nes buvo labai daug pjaustymų šitoje pusėje, kaip matot, nesimato šitų reikalų. Tai nemažai papjaustyti reikėjo, bet šiaip viskas normos atrodo. Apšildytas kaminas. Visai kaip ir ok. O daliau, nežinau, kitam kartui lieka dar iki paskutinės pakopos 7 eilės, 70 plytų. Tai čia turiu nedaug jau likę, kokių 30-40 plytų geriausiu atveju. Ir dar krūvelį lauke turiu. Čia va. Oi, gal atsitrinkiau. Šiaip tai tiek, nežinau, truputėlį pavargau, įsivaliau, apsitvarkiau. Вот. Как ты думаешь, будет? Žiūrėk, kiek sulenda. Žiūrėk, kiek sulenda. Как ты плутова. Опа.
faktai mažoka biški bus. Aš apie tai ir kalbėjau. Pala. Reklamos nedarom, čia keliam, bet... Iškart geriau, ne? Tu sugalvos, gal nesnarglys tiek. Iškart geriau. Iškart. O taip ir būna. Kaimė. Au! A tai... Einam pas kaimyną? Ko? Kopustėnės. Kopustėnės. O kalsi! Visą dieną kalsi su šitu! Visą dieną! Sukalė, va. Sukaliau. Gerai, normaliai stovės. O tą vasarą, ble. Jis stovės. Stovės? Tai pinigų bus. Ne, stovės, bet tai gal dingos, bet stovės. A gerai, o jeigu... Tas... Blet, bet neturim ką privirinti. Visų dienų kalsi, pujeliu. Biški pakaus, ble, pakaus, ble, vis tiek ten. Va. Tada jų nedarėsi. Gerai bus. Bolėmenija. Gi per centrą kalka, ne per visą. Arba šoną iš jų gali kalka. Kur važiavau, kad galvai tai nepavyzdžiui. Ne, jau išmėginta, kalpojam kaladiškai. Jo. Neišgerus čia nesuprasi. Kadumai klausai, ble. Duok man Tau šoną. kaitinis. Išliek, visą pyskį. Kam čia šalta buvo? Kaip iš patranko šauta atrodo. Nu ką, ne šalta žiūriu? Vasėjau, ne? Šiaip atrodo gerai insiminė. Tau arba daugiau reikia sugert, arba mažiau. Ne, mažiau tai tikrai ne. Va, kaip meniškai. Gana gal? Sukarpysim taip, kad jis viską padarė. Jo, ant pilvo, davai. Dar vieną. Dar vieną? Dar vieną. Tai sekantį savaitgalį kaime turim šaiką durnelių šiokią tokią, padėjėjų. Buvo planas pasidaryti karkasą šitam pirteliai lieptui, bet neapskaičiavau gylio prūdo ir trūksta metalo ilgio. Tai 4 kolus sukalėm, metalo turim šiek tiek. Tai ties tom ir baigės mūsų šiandien liepto karkaso darymas. Susirinkam šmutkės ir einam mūryt sienos ir tikėkimės, šiandien pabaigsim 7 eilės išvarytai, 4 gal kažkas gausis. Tai varom sienos mūryt. Čia tau kadras, kur tu sakysi, kad darėm karkasą. Tai čia karkaso vaizdas. Jau šilta pirty? Šilta, bet labai. Tai pirmas užmetimas, tik tai malką nepakeisiu. Turiu pirštis. Norit kažkas pakaltūrinti atvaryti? Po poros savaičių reikės medžius pjaut. Taip kad prisijungkit, jeigu norit. Gausit kvietimą tiesioginį į pirtelę.
sniegą neša. Duris. Nu tai taškėtas. O tai čia jau galima gyventi. Realiai tai va šūnė neįleidęs, tai ką? Nuomonė bebečių. Pučia, kurva, Gediminas, blėt, per sneiką, kurva, užgaudė. Tu nepamiršk, kad čia viskas ant progreso dabar, ant šito, ant filmavimo vyksta, prašyčiau nesikeikti į eterį. Vaikai negalės žiūrėti. Dėsim muziką. Nemoka, beveik. Žiūrėkit. Pelytė pasidariusi skylutę. Kur graužiks, na? Praeitą kartą juokas juokais iš pastogo buvo išlindos pelytė ir norėjo pasižiūrėti. Paklaus manęs, ką tu čia darai. Bornas. Brokdu. Bliakus. Gali, ką čia rušiuoju. Filmas taip pat šmyra, kaip kur. Taigi poch. Doma darbą dirbti šiek. Tai įdomu. Nu. Nu, kad gal manėm. A tai ką paškeličiai? Vienas filmuoja, kitas dirba. Aš, blėt, grafiką dizaineris. Landšaftą. Kokias norėtum šitą? Šitą komponuoti? A ne mažus ne. Okei, gerai, atėjau pas Bardo. Ne, Bardo čia netinku, negalima parduoti. Kada iš jų bus? O, aš tai verdi pizda. Nesikeik į eterį. Gali! Pasakė tas, kuris nesikeikė. Taigi, negalima tu padaryti, nežinau ką. Galim, sakė, padaryti, tai nedrausim. Kaip mano gerai bus? Ne, šniūra nekūdė. Jeigu gerai, parašykit komentarą. Vos neįsilydė už šūnį kliūdį. Vėliau liko kiek čia 3 eilės kokios. Jo. Bus Ką, tai pagaliau šaik artėjom prie paskutinės eilės pabaigos ir siena, pertvara ar kaip pavadinsit, bus baigta. Liks tik tai kamino imitaciją pabaig daryti. Bet su kamino imitacija turim šiokią tokią problemą, kur buvau sudėjęs praeitą savaitgalį vatą, šildymo ten van. Tai turim tokią problemą, kad pelės, bledės, myža man ant vatos ir kurian ant pečius smirda. Apibendrinant visą dieną, buvo planas, kad padarysim liepto karkasą, bet liepto karkasas nesigavo padaryti, nes neapsiskaičiavau su gyliu vandens. Ir gaunasi, kad 3-metrinis vamzdis įvarytas tiek, kiek lenda rankom, išlenda virš ledo vatėko, ten iki 8 cm. Tai man realiai reikia dar metrą dasivyrint ir varyt toliau, kiek lenda, bent jau metrą. Tai nusivylimas, nes kempo neturi sugedęs, liepto karkasas nepadarytas, kur turėjo būti greitas darbelis, tai nesigavo jį padaryti. Šiaip džiugu vien dėl vieno dalyko, kad pagaliau pertvara bus pabaigta. Po savaitės atostogos, tai per tą savaitę bandysim padaryti čia visur karkasą. Kad matytųsi tikrai darbo padaryto ir liks elektra, apšiltinimas. Na aišku, čia tik tai teoriškai, o praktiškai bus kaip visada. Atvarai pradedi daryti ką nors, tas nesigauna. Taip ką, mūrijam toliau. Damūrysim, aprinksim pastoliais, prasitvarkysim, prašveisim viską ir parodysim galutinį vaizdą tikrai. Šuo pavargęs, tai reiškia jau laikas važiuoti namo. O šiaip, dar baigė mūsų pagaliau pertvarą. Vaizdu šiaip patenkintas. Pagal gulčiukas aišku meluoja, tai turim šiek tiek išvirtusią sieną. Bet manau, viskas čia labai gerai. Tai dasidės, kai dėsis antro aukšto lubos, grindys, kaip pavadinsi, taip nepagadinsi, dar sieną pačią 2 gegnėm
apkabinsiu, kad neturėtų jokio judesio į šonus. Ir manau, bus va. Tai šiam video, manau, tiek. Like, subscribe, kaip visada. Ir susitiksim kitą video.